Labadiena, teisėtai išrinkta valdžia Lietuvoje. Ką reiškia? Kad eina kažkokie tai kultūrininkai ir sako, ne, mes norime, kad šitos valdžios nebeliktų, kad jinai būtų išmesta. Ne visa valdžia, bet dalis valdžios. Kažkaip tai aš neatsimenu tokių momentų, kad būtų tai vykę prie konservatorių. Kaip ten pasakė, nepatinka, po 4 metų išsirinksite kitus. Kaip šiandienos kontekste kultūrininkams kalbėtų šitas pasiūlymas Šimonytės gerbėjams už Ingridams, kažkaip tai va taip turėtų ar nebūti. Dabargi gerai, reikalavimas koksai jų yra, kad nebeliktų Nemuno aušros valdžia. Tokiu atveju 200 000 Lietuvos gyventojų piliečių balsavusių už Nemuno aušrą yra pasiunčiami nachir. Tai gal tuo atveju pasiūskim nachir pirmiausiai visus atleiskime tuos mokesčių mokėtojus nuo mokesčių, kurie balsavo už Nemuno aušrą. Pažiūrėsime, kiek tada iš tikrųjų atsiras Nemuno aušrai pritarančių ir palaikančių ir kaip tada pasikeis reikalavimai Nemuno aušrą pašalinti iš valdžios. Manau, kad galėtų būti sąlyga. Pašalinti Nemunui aušrai iš valdžios, kad atleisti visi būtų nuo mokesčių, nuo bet kokių mokesčių šioje valstybėje. Tame tarpe ir nuo PVM-o, ir nuo akcizų mokesčių, perkant prekes ar dar kažką tai. Visi tie, kurie balsavo už Nemuno aušrą. Pažiūrėsim, kiek Nemuno aušra turėtų palaikančių tada. Ir nereikėtų klykti išėjus ir daryti cirkus ir parodijas klykiančių ir baubiančių psichopatų. Neteisėtas reikalavimas patraukti valdžią, nušalinti valdžią, ar jėga užimti valdžią, ar per prievartą, nes smurtas psichologinis ir spaudimas reikalaujant ir protestuojant, kad valdžia pasitrauktų, tai nėra demokratiškai, kaip Ingrida pati sakė ir konservatoriai sakė. O patriarchas yra sakęs, rėkiantis prieš valdžią yra rėkiantis prieš valstybę, KGB atstovai. Tai tokiu atveju iš kokio KGB jūs atėjote. Ir dabar aš nematau kito kelio, kaip tik tai šitą visą protestuojančių minę paskelbti antivalstybininkais, kaip buvo prezidentas paskelbęs visus Žemaitaičio partijos Nemuno aušra narius ir žmonės balsavusius už tą partiją antivalstybininkais, kurie vykdo antivalstybinę veiklą, bet ir susiskaldimas tautos. Tokiu atveju tai nėra nei demokratiška, nei teisėta. Tad, kaip ir minėjau, geriausias sprendimas šiai situacijai būtų, jeigu Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis iškeltų ultimatumą ir reikalavimą, jog Nemuno aušra pasitraukia iš valdžios su sąlyga, jog visi už Nemuno aušrą balsavę žmonės ir partijos nariai būtų atleisti nuo bet kokių mokesčių. Jeigu jums nesvarbu nusispjauti yra į tą visuomenės dalį, kuri balsavo už šitą Nemuno aušrą, tai yra daugiau negu 200 000 balsavimo teisę turinčių pilnamečių ir mokesčius mokančių Lietuvos piliečių, tokiu atveju pats laikas būtų nusispjauti ir į jų sumokamus mokesčius. Norite gyventi taip, kaip jūs norite ir kad valstybė būtų tik jūsų, tai malonėkit ir patys ją išlaikyti tą valstybę. Gana rodyti pirštais į kitus, kaip mokesčius mokėtai jau visi geri, o kaip jau savo valdžioje atstovus turėti, tai jau tada tik tai konservatorių ir kultūrininkų konservų palaikytojų birbynės girdimos. Ar kaip čia dabar suprasti reikėtų? Kur čia ta demokratija? Tai gal tada reikėtų nachir tokią kultūrą ir paskatinti, kad visiškai prijaučiantys žmonės, ta prasme, Žemaitaičio ar, sakykime, jo partijai, ar nepalaikantys šitų kultūros veikėjų, kad absoliučiai ignoruotų ir boikotuotų bet kokius kultūros renginius šitų veikėjų. Tai būtų labai geras atsakas.